Čia toks klausimas, kokie būtų mažosios bendrijos būtini mokesčiai, jeigu mažosios bendrijos narys nekaupia stažo. Tai mažoji bendrija moka tik tai privalomojo sveikatos draudimo įmokas už mažosios bendrijos narį. Daugiau kaip ir jokių prievolių nėra. Na tai žinoma, išskyrus ten taršos mokestį, jeigu naudoja automobilį, PVM, jeigu yra PVM mokėtojas arba SVS dalyvis ar dar kažkokie kiti mokesčiai, priklausomai nuo to, kokia veikla vykdoma. Bet už patį narį tai būtų tik tai privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Ir žinoma, jeigu jau išmokama nariui 02 kodų, tuomet atsiranda ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, kurias irgi moka mažoji bendrija. Čia įtariu buvo klausimas gal truputį kitoks, dar norėjo paklausti, o kokį mokesčiai pagal civilinę paslaugų sutartį. Tai išsimokant išmokas arba išmokant išmokas iš mažosios bendrijos pagal civilinę paslaugų sutartį yra mokamas gyventojų pajamų mokestis, bet čia jau ne mažosios bendrijos reikalas. Mažosios bendrijos reikalas yra išmokėti, o gyventojas pats privalo susimokėti gyventojų pajamų mokestį ir jo dydis priklausys nuo to, kokios dar kitos metinės pajamos, apie tai irgi esu sukūrusi begalę turinio. Bet jeigu, sakykime, nėra kitų pajamų apmokestinamų 15% GPM tarifų, tai galimai iki 27 000 mažosios bendrijos narys mokės 15%. Jeigu gauna pajamas iš savo mažosios bendrijos pagal civilinę paslaugų sutartį. Bet čia reikia skaičiuoti. Taip kad pelningų verslų, protingų sprendimų.